svarbiausias šios savaitės naujienas. Lietuvos vartotojai Rusijos koncernui Gazprom per 8 metus permokėjo 5 milijardus litų. Tai apskaičiavusi vyriausybė nutarė kreiptis į Stokholmo arbitražą su ieškiniu, siekdama 5 milijardų litų kompensacijos. Lietuva arbitraže bandys įrodyti, kad Gazprom pakeitė dujų kainų formulę, tuo pažeisdama privatizavimo sutarties sąlygas. Dėl to dujų kaina Lietuvai smarkiai padidėjo. Šiuos dujų kainų formulių pakeitimus taip patvirtino Lietuvos dujų valdybos nariai, kuriuos paskyrė Gazprom ir kurie balsuodami dėl dujų tiekimo sutarties pakeitimų galimai veikia ne Lietuvos dujų, o Gazprom naudai. Pagal viešas privatizavimo sąlygas ir 2004 metų Lietuvos dujų privatizavimo sutartį, Gazprom įsipareigojo tiekti gamtinės dujas į Lietuvą teisingomis kainomis ir pagal dujų kainų formulę, nurodyta tuo metu galiojusioje dujų tiekimo sutartyje, sudarytoje tarp Lietuvos dujų ir Gazprom. Ketvirtadienį 15:20 min. Policija gavo pranešimą, kad Vilniuje geležinkelio pervažoje ties Juodojo kelio Ribiškių Didžiosios gatvės sankryžą po traukiniu pakliuvo moteris. Į vietą išvyko spec tarnybos. Kaip teigia policijos pareigūnai, moteris sužalota labai baisiai. Tačiau greitai pagalbai išvežant ją į ligoninę, ji dar kvėpavo. Kaip teigia įvykį matęs geležinkelietis, maždaug 25 metų mergina prie pervažos atėjo pėsčiomis. Ji išėjo iš miško. Priėjusi prie bėgių sustojo ir laukė. Priartėjus šilumvežiui, mergina iškėlė rankas į viršų ir šoko po juo. Spec tarnybas iškvietė prie pervažos budėjusi geležinkelietę. Nuo kitų metų vidurio kovinių bei pavojingų šunų ir jų mišinių negalima laikyti daugiabučiuose, tačiau šalyje jau esantis bei daugiabučiuose jau gyvenantys šunys gali pasilikti iki gyvenimo pabaigos. Tokį įstatymą trečiadienį patvirtino Seimas, tačiau nurodyta ir išimtis. Koviniai ir pavojingi šunys bei jų mišrūnai, kurie jau yra Lietuvoje ir turi reikiamus leidimus, gali likti iki gyvenimo pabaigos, taip pat ir daugiabučiuose. Tik kovinių šunų bei mišrūnų nebus galima pardavinėti. Jie taip pat turės būti kastruoti. Šis Žemės ūkio ministerijos inicijuotas gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas įsigalios nuo 2013 metų sausio 1 dienos. Įstatymu numatoma, kad katės, šunys ir šeškai privalo būti ženklinami mikroschemomis bei registruojami gyvūnų augintinių registre. Ši įstatymo nuostata įsigalios nuo 2016 metų sausio. Norint į Lietuvą įvežti, veisti, parduoti, laikyti pavojingus šunis, reikės turėti atitinkamą savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą. Leidimai nebus išduodami įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas, taip pat kartu gyvenantiems jų šeimos nariams. Pavojingai šunimis laikomi šių veislių šunis ir jų mišrūnai. Amerikiečių Staffordshire terjeras, Staffordshire bull terjeras, amerikiečių buldogas, Argentinos dogas, Fila brasileiro, brazilų mastifas, kangalas, turko aviganis, Kaukazo aviganis, pietų Rusijos aviganis.
bankrutuojančio banko Snoro kreditoriai patvirtino mažmeninio tinklo pardavimą Lietuvos paštui. Sandoris turi būti užbaigtas per numatytą laiką. Lietuvos paštas perka apie 220 finansinių paslaugų teikimo vietų. Planuojama, kad pirmieji bankeliai gyventojams duris turėtų atverti jau šių metų pabaigoje. Viena iš Lietuvos pašto prioriteto sričių – esamų finansinių paslaugų stiprinimas bei naujų teikimas. Gyventojai yra pripratę, kad Snoro bankeliuose jie gali susimokėti mokesčius, gauti vartojimo paskolą, draudimą ir panašiai. Lietuvos paštas Snoro mažmeninį tinklą taip pat ketina išnaudoti finansinių paslaugų teikimui, teigia Lietuvos pašto generalinė direktorė Lina Minderienė. Pasak Linos Minderienės, kol kas buvusiuose banko Snoras bankeliuose bus teikiamas šiuo metu paštuose siūlomos finansinės paslaugos, įmokų ir mokesčių surinkimas, perlaidų siuntimas ir gavimas, pinigų išgryninimas, vartojimo kredito išdavimas ir kita. Ateityje ketinama pasiūlyti ir naujų finansinių paslaugų. Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė, kokį tiksliai kyšį įtariamas paėmęs Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius, tai 40 000 litų. Politikui oficialiai pareikšti įtarimai kyšininkavimu. STT praneša, kad Romas Adomavičius įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnį 4 dalį. Tai yra tuo, kad pasinaudodamas savo tarnybą įgaliojimais, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės tarnautojai savo naudai tiesiogiai reikalavo, provokavo ir priėmė iš asmens 40 000 litų kyšį. Pagal minėtą baudžiamojo kodekso straipsnį vicemerui gresia laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų. Specialistai kalba be užuolankų. Pasiekėme tašką, kai dėl nesaikingo antibiotikų vartojimo ar neteisingo jų skirimo pažanga medicinos srityje ėmė ristis atgal. Daugėja paprastų, anksčiau sėkmingai antibiotikais gydytų ligų, kurių šiandien vaistai nebeįveikia. Jei situacija nesikeis, specialistai prognozuoja, kad po 6–7 metų sunkiai pagydoma liga gali tapti net gonorėja. O ką jau kalbėti apie tuberkuliozę, kurios atsparumas antibiotikams auga kaip ant mielių. Kalbant apie sveikatos priežiūros sistemą, 50% šioje srityje naudojamų antibiotikų deja vartojami neteisingai. Tai tarptautiniai duomenys, vienos šalys nuo kitų skiriasi tik vartojimo antibiotikų mada, bet ne kiekiais. Žinia, mikropasaulis yra daug senesnis už mus, Homo sapiens. Jau aišku, kad mikrobai sugeba prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, taip pat ir prie to, kad tiek aplinkoje, tiek maiste, tiek mūsų organizmuose yra antimikrobinių medžiagų likučių. Tai lemia atsparumo antibiotikams vystymasi, apie kurį dar prieš 70 metų perspėjo penicilino atradėjas. Jis sakė, kad jeigu ir toliau antibiotikai bus vartojami neteisingai ar mažomis dozėmis, gali išsivystyti mikroorganizmų atsparumas jiems. Todėl tos ligos, kurios atrodė jau nugalėtos, gali tapti sunkiai pagydomos, teigia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas.
Dujos, elektra, šildymas – žodžiai, kurie kaitina rinkėjų ir renkamųjų emocijas. Energetika ir jos problemos tapo politikų rinkimų akcentu, nes šiemet tam itin palankus metas. Ginčiai dėl Visagino atominės elektrinės, kurios likimą tauta spręs ar bent patars kaip spręsti, rinkimų dieną, kaip ir neseniai paviešintas su Vilniaus energija susijęs tyrimas. Vienas politinės partijas gali iškelti, o kitas paskandinti. Apklausus populiariausių jų partijų lyderius ir atstovus bei pasidomėjus, kokia yra kiekvienos partijos energetikos vizija, pabendravus su politikais, susidarė įspūdis, kad Visagino atominės elektrinės projektas gali pakibti ant plauko. 5 iš 7 populiariausių partijų išreiškia abejonės arba nepritarimą šiam projektui, teigdamos, kad kol kas trūksta duomenų ar techninių galimybių. Nors spalio 14 dieną tautos bus klausiama, ar verta statyti atominę elektrinę, didžioji dalis partijų jau yra šiuo klausimu apsisprendusios. Taip pat galima tikėtis biokuro renesanso. Visi kalbinti partijų atstovai tikina, kad brangias užsienio dujas keis pigesnių vietinių kurų. Donorės, kuriai neseniai diagnozuotas živ, kraujas buvo perkeltas pacientui, tačiau kraujo centro atstovai įsitikinę, žmogus pavojingų virusų nebuvo užkrėstas. Vakarų Lietuvoje gyvenanti Edita patyrė šoką, kai sužinojo, kad jos mamai ilgalaikį nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo donoriai diagnozuota živ. Edita tikino, kad jos mama nėra asociali, šeima niekada nebuvo pakliuvusi į jokią socialinės rizikos grupę. Mama labai dažnai duodavo kraujo, tiek kaip donorė, tiek kaip pacientė. Kai jis sužinojo, kad turi žmogaus imunodeficito virusą, išgyveno labai skaudžiai, pasakojo Edita. Apie tai, kad moteris užsikrėtusi živ, paaiškėjo, kai ji dėl anginos atsigulė į ligoninę Klaipėdoje. Tai buvo šių metų rugpjūčio mėnesį. Tada ji pasijuto labai blogai ir pakliuvo į reanimacijos palatą. Medikai jau tada spėjo, kad kaltas gali būti žmogaus imunodeficito virusas. Tačiau iš kur tas virusas, jei ji buvo kraujo donorė, juk ją nuolatos tikrindavo. Paskutinį kartą ji kraujo davė šių metų kovo mėnesį, tvirtino Edita. Paaiškėjus, kad moteris užsikrėtusi živ, jos duktė kreipėsi į kraujo centrą, į kurį mama ne vienus metus atvažiuodavo duoti kraują. Duktė teiravosi, ar galėjo būti, kad mama užsikrėtė pas juos. Atsakymas buvęs panašus į priekaištą. Elektroninėme laiške buvo rašoma, kad centras nieko nežina ir esą neetiška kreiptis į juos dėl tokių dalykų. Nors diskusijos apie lenkiškų rašmenų naudojimą Lietuvoje kaitina gyventojų kraują, jau kuris laikas lietuviams patiems tenka taikstytis, kad ant bankų mokėjimo kortelių jie mato netikruosius savo vardus, o parašytus lotyniškų raidynų be lietuviškų diaktrinių ženklų. Į rankas paėmus banko mokėjimo korteles, jos turėtojas Ąžuolas pavirsta Ąžuolu, Šarūnas Sarūnu, Žydrūnas Zydrūnu. Pirmoji mokėjimo kortelė Lietuvoje buvo išduota dar 1993 metais, tačiau iki šiol bankų klientai negali pasirinkti,
kokia abėcėle būtų užrašytas jų vardas ar pavardė. Šiuo metu šalyje tėra vienas komercinis bankas, kuris mokėjimo kortelėje gali spausti raides su nosinėmis raidėmis ar raidėmis su varnelėmis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišienė teigia, kad problema dėl vardų ir pavardžių rašymo ant mokėjimo kortelių komisijai yra žinoma. Problema komisijoje buvo nagrinėta šių metų pradžioje. Valstybinė kalbos inspekcija buvo įpareigota patikrinti, kai bankai išduoda korteles, kuriuose įrašomos lietuviškos pavardės, teigia pašnekovė. Pasak jos, komisija laikosi nuomonės, kad kortelėse banko kliento vardas ir pavardė visgi turėtų būti rašomi valstybinė kalba. Nors bankai teigia, kad mokėjimo kortelė nėra tapatybę patvirtinantis dokumentas. Komercinių bankų atstovai sako, kad įspausti vardus ir pavardės tik lotyniškais rašmenimis, bet čia tarptautinių mokėjimų kortelių reikalavimai. Pasak banko atstovės, toks vardų ir pavardžių užrašymas padeda išvengti galimų identifikavimo problemų atsiskaitant kortelę užsienyje. Nors žadama, jog šią žiemą gyventojų išlaidos šildymui šoks rekordinės aukštumas, Klaipėdos šilumos tiekėjai pateikė šviesesnės prognozes. Visai realu, jog jau šį sezoną šilumos kaina uostamiestyje mažės. Tai nulems netrukus miesto pašonėje pradedanti veikti termofikacinė jėgainė, šilumai gaminti naudosianti išrūšiuotas atliekas. Bendrovė Klaipėdos Energija pradeda naujo galingiausio šalyje biokuro katilo statybą. Klaipėda pamažu kratosi priklausomybės nuo vienintelio dujų tiekėjo ir rengėsi tapti lyderė tarp didžiausių miestų pagal nepriklausomų šilumos gamintojų skaičių. Jeigu viskas vyks taip, kaip numatyta, jau šį sezoną šilumos kaina Klaipėdoje turėtų mažėti, teigia bendrovės Klaipėdos Energija generalinis direktorius Vytautas Valutis. Seimas po pirminio pateikimo pritarė prezidentės pasiūlytiems mėgėjiško žūklės įstatymo pakeitimams. Ginčas tarp prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Seimo įvyko dėl to, jog paaugliams, pensininkams bei neįgaliesiems buvo panaikinta teisė visuose vandens telkiniuose žvejoti nemokamai. Seimas neseniai atmetė prezidentės veto mėgėjiško žūklės įstatymui, siekdamas išsaugoti kitus svarbius pakeitimus, tokius kaip didinamus mokesčius už žūklės leidimus. Prezidentė siekia grąžinti šioms jautroms socialinėms grupėms galimybę mėgėjiškai žūklauti nemokamai. Be to, išbraukta valstybės vadovės aršiai kritikuota nuostata, jog privačiame vandens telkinyje mokestį už leidimą žvejoti nustato telkinio savininkas. Prezidentės pateikti pasiūlymai bus apsvarstyti Seimo aplinkos apsaugos komitete. Svarstyme galės dalyvauti ir visuomenė. Komitetas nuspręs, ar teikti Seimui balsuoti priimti įstatymo pakeitimus.
Trumpam į Lietuvą grįžusi olimpinė čempionė Rūta Meilutytė švytėjo. Nepaisant to, kad į Vilnių atvyko tik vėlų trečiadienio vakarą, ketvirtadienį jau 6 valandą ryto sportininkė plušėjo Lazdynų baseine. Po treniruotės 15-metė plaukikė skubėjo ne ilsėtis, bet puoštis. Jos laukė iškilminga apdovanojimų ceremonija prezidentūroje. Tiesa, sportininkės krūtinės nepapuošė dar vienas ordinas. Šį kartą už nuopelnus buvo apdovanotas plaukikės treneris Jonas Rudas. Treneriui buvo įteiktas ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius. Aš nesu lietuvis, bet kai su Rūta atstovaujame Lietuvai, jaučiu pasididžiavimą. Po ceremonijos kalbėjo Rudas. Plimute gyvenančią Meilutytę kartu su bronzą Londono olimpinėse žaidynėse laimėjusiu britu Tomu Daley pagerbė ir šio miesto gyventojai. Plimuto pagerbimu su tuo, koks buvo Lietuvoje, net negalėčiau lyginti. Lietuvoje buvo pats nerealiausias sutikimas, bet labai smagu buvo ir ten pamatyti tiek žmonių. Man didžiulė garbė, kad jie parodė pagarbą, nepaisant to, kad nesu britė. Net keli lietuviai nepabijojo su mūsų šalies marškinėliais ateiti, prisiminė sportininkė. Anglijoje sportininkė džiaugiasi ne tik puikiomis treniruočių sąlygomis, bet ir ramybė, kurios maža Lietuvoje. Po olimpinių žaidynių į Palangą nuvažiavusiai plaukikiai teko slėptis po tamsiais akiniais ir gobtuvu, o Plimute ji gali ramiai vaikščioti gatvėmis. Ateinančios savaitės orai didesnių staigmenų neatneš. Lietuvoje toliau tęsis lietingi, darganoti, vėjuoti, rudeniški vėsūs orai. Ačiū žiūrėjusiems. Gražios ramios ateinančios savaitės.